Labas rytas, 41 kelionės dieną. Esam Senegale, Mboro mieste. Šiandien viešbutį mėgojau, bet rytį nebuvo elektros, tai nebebuvau ten ko beveikti. Buvau laiks išjudėti, nei internet, nei elektros, tai tepiau slidis. Šiandien ir šeštadienis, bet kaip suprantu, čia vaiką vis tiek eina į mokyklą. Užsiėmimą, sporto užsiėmimą vyksta. Šiaip labai didelis šis stadionas, bet gal visi vaiką ant smėliaus tiesiog žaidė futbolą ir bason. Žolės sunkia. Tai jo, aš dabar važiuosiu į Dakarą, iki Dakarą ir lygiai 100 km. Tai varysiam pažiūrėti, ką atrodo Senegal sostinė. Visai įdomi. Manau, ten jau bus toks didelis, visai toks turtingas miestas, bet vis tiek įdomi pralėkti. O šiaip aš jau biškį anksčiau pastebėjau, kad čia Senegal labai mėgsta sportuoti žmonės. Labai daug žmonių, katrai bėgioja, futbolą, labai daug irgi žaidžia žmonių. Ten prieš tai, kur buvau tam miestelį, tai buvo netgi lauką treniruoklę padaryti. Tai sportuojant žmonės čia. Samoškinis sustoja vieną sekundę, nes aptikau naujų augalų. Niekad gyvenim dar nebuvau matęs. Baobabą. Baobabs. Baobabs vienas iš storiausių medžių pasaulyje. Skersmau nuo 9 iki 12 metrų siek. Tokį kamieną būna baobaba. Ir toks baobabinis gali išgyventi netgi iki 2-3 tūkstančių metų. Aug bet kiek lėta, kadangi labai reta lin. Ir aug tūkstančias metų. Wow. Kapsėjina, atrodo, kad būtų išmūryta. Eik tu savo. O čia ir baobabinis geras. Šia baobabs turi ir vaisių. Nu čia ir tik ta nukrėtis. Toks kaip moliuks. Pailgs. Vidurys toks pat kaip moliuks turėtų būti. Šita golfytis prie baobabą atsidūrė. Galvoju prie viešbučiaus kažko užrašė. 1934. Nu gera, tebūnė. 1934. Taip norėtus pasivaikščioti čia po tus miškiukus, bet aš biškį bijau. Aš biškį bijau, kažkokių gyvačių gali išlysti. Taip atvarysiu, sneiks ir pikos. Ir aš tam turiu sakyti, skauda. Iki Dakaro dabar nusimato, va teik šitą 50 km va tokį kelią. Tiesiog viskai kaimuką. Nėra kur paskubėti, greitis 30 realiai. Kaip čia žalia, eina savo. Čia atrodo Palungo važiaučiau, dabar Vytauto gatvė. Grina Palangėlė. Pagaliau nebesmėlis.
Žinot, ko aš su didžiu džiaugsmu galiu pranešti, kad pagaliau išlipau ant Dakaro žemės. Kažkas galbūt galvojot, kad Dakaras tai ir kažkur dykumo, nes nuo Dakaro raliaus, kadangi vyks Dakaro ralis dykumos. Tai ne, seniau Dakaro ralis būdavo tiesiog iš Paryžiaus iki Dakaro miestą per Bekelį. Tai dėl to tas Dakaro ralis taip ir vadinas. O dabar ralis nebevykst tokiu maršrutu. Dabar vyks tiesiog dykumos. O miestas Dakaras yra visiška žalis ir apsupts vandenynu. Atvariau prie tokios statulos. Ta statula buvo pastatyta 50 metų nepriklausomybės proga Senegal. Senegal seniau priklausė Prancūzija. Ir šovė tokia skulptūra. Ton skulptūrą statydami, aniai norėjai nukonkuruoti galbūt Laisvės statulą ir Paryžiaus Eifelio bokštą. Bet abejoju, ar anim pavyko. Bronzinė statula ant 100 metrų aukščiaus kalną, o pats statula yra kem 9 metrų aukščiaus. Pagaminta iš bronzos. O ton statulų pagaminti kainavo $30 milijonų. Ai, karamba. Nu tai bandom palėpti, žiūrėsim. Šiaip iš tikrųjų lipdams matau, kad kažkas žiūri per ton langėlį. Gal vis dar galės pasikelti viršų. Turėtų gera Dakaras atrodyti vis. Išvies Dakar gyven 1 100 000 žmonių, bet sujungus kartu su visas rajonas gyven beveik 4 milijoną žmonių. Tai norint atvažiuoti kitos veids, turi grina per visą Dakarą, per visus 4 milijonus ir atvažiuoti. Tai realiai turi visą dieną skirti, kad atvažiuoti iki Dakar centrą. Vėjėlis tai neblogs, reikia skrybelį prisilaikyti. Pasirodo gali užkelti viršų, bet yra ribojams žmonių skaičius. Dabar kažkiek žmonių yra užkeliant. Reikia palaukti, gal visi nusileis, tada įleis kitą grupį. Nu reiks palaukti, baisė didelis vėjas ten prie jiem, taip nesinori stovėti. Ça me fait peur. Ça me fait trop peur. J'ai toujours ma carte. Ok, on voit tout à l'heure. Žiauriai maža veids. Sorry. Gas. Là-bas, c'est we need window washers. Oui, je vais faire le tour. Žodžiu, pasirodo, ten muziejus dar buvo. Reikia eiti per tas ekspozicijas visoks. O kalbėjai tik tą prancūzišką kalbėjai. Niek nespratau, tiesiog paslumpinėjau. Tai ten virš pusvalandos jau pravaikščiam visi. Paskiau, pač gal tik tą leid pakelti virš.
Ir viršau ten, nu, koks 2-3 minutės leid pabūt. Ir viskas. 10 eurų jiems. Wow. Nu, pačiam viršau įdomi. Būtų gera, kad leisti tiesiog nusipirkti bilietą, pakelti viršų, viskas. Kad nereikėtų per muziejų vaikščioti. Čia, aš manau, puikia proga būtų čia ir pavalgyti. Aišku, čia bus brungiau jaučiu, nes turistins. Bet dabar jau ir 6 valandas vakar. Aš veik nieko nevalgiau. Tai čia prie monumentų, matau, ir papajėdėms kažkoks. Einam, sušliorpsėm gal ko nors. Sveiki atvykę. Pasiilgau maistą jau. Kokį šlikštynę aš čia valgau. Žodžiu, čia yra žuvis. Čia yra žuvis. Bet čia visas tas šūds aplinko ir tokį šlikštomą. Toks gleivis kažkoks. Toks šūds, nes tokios nesąmonės valgys gyvenime. Suvalgysiu tik tą ryžius. Daugiau niek nevalgysiu. Wow, nieko panašaus, toik šlikštos nesuvalgys. Ten atrodo, kad būtų žuviais grobo kažkiai sumesti. Eina savo. Nulis. Niekad gyvenim nieko tokio baisaus nesuvalgys. Vien gabaliok žuviai suvalgiau, kur buvau, o visą kitą... Ne. Tikrai, vos neapsivėmiau. Ir dar sumokėjau 10 eurų. Tai kadangi dabar jau ir po 7, tai tiesiog ieškos, kur mėgoti. Gal čia kažkur netoliai mašiną priparkaus ir snausia mašiną. O aš taip norėjau valgyti. Žodžiu, to maistą kvaps buvo grina, kaip žuviais turgau, kur buvau vakar. Važiuojam dabar iki parduotuvės dar kažko nusipirkti, pavalgyti. Nes to kavinė biški nepasisekminiai. Ir burno toks biški neskan skonis dabar jautas. Tai varo kažko užsiskaninimo pasiimti. Sustojau į aikštelį, nu tipo į aikštelį. Mėgosiam tokio štovėto. Tiesiog prie gatvės. Buvau toks mūsų kiems. O ten yra vais į jūrą. Dabar aišku nesimato, bet rytoj iš ryto pamatysim. Tie nuo pačio benamė gyvena. Jaučiamų nematot, geriau nefilmuoti galonu, bet čia apačio matau laužą kurienas. Tai apačio gyven palapinės benamė. Šiaip kažkaip prancūziškai buvau parduotuvėje, tipo ne vietinė, ne Senegal. Tai sūris be šrigalių. Bet ryto pasiėmiau graikišką jogurtą, tūno skarbės 2, batonaizeris, jogurts. Gal dabar suvalgysiu. Sausainė. Čia sultis tiesiog. Sumokėjau 12 eurasikų. Aš varau mėgoti, nes jau noriu mėgoti.
O mes susitiksėm už kelių sekundžių, lavanaktis. Labas rytas iš Dakaro. Atsikėliau savo veitelę, kur mėgojau. Tai čia tiesiog prie to ganėtinai judraus kelios balsas stojus. Čia apačio mano bename gyvent kažkur. Vakar atrodo daugiau, bet čia pasirodo porą palapinių tik tas to. Čia visai prie pat mačiau ir treniroklių aikštį, sporto aikštėns. Ir labai daug žmonių sportuojančių. Tai galvoju biškį nuvarys pažiūrėti. Gal ir aš kokį pratimoką iššaus. Štiem biškį toliau mašin pasistačiau, čia palei pakrantį dabar einu. 9 ryto dabar, tai šalta visai. Nu, 18 laipsnių, bet labai didelis vėjas. O čia tokį visai prabanga to pakrantė. Tokio veito įsikūrėn, nežinau, čia kai 200 turnikų jaučiu. Ir dar visokių kitų treniroklių. Daugiau negu 200. Bet daugumų treniroklių iš arčiau pasižiūrėjus, tai jau labai atgyvenėn. Na, aišku, čia prie pat jūros, jau aš dėl to ir surudėjant. Bet vaizdėlis, wow. Šausiam, mes irgi tu jau rytėjom treniruoti greitai. Gerai, biškį pavaidina, užteks. O kažin, jeigu pusryčiams bus jogurts su tunu. Kaip sako, ar atsidarys voštuvą? Kažkas sako, kaip tau voštuvą neatsidar nuo tokį maistą. Čia vien kažkoks pajaudis gabalius buvau, nebevalgiau. Nemėgstu jaudą tuną, nu tai ko aš dabar padarysiu? Ji nevalgys. Dabar, manau, būtų visai smagu nuvaryti iki traukinių stotės, pažiūrėti, kaip atrodo tokį miestą traukinių stotės. Kiek žinau, ir sena, nėra kažkaip atnaujintų ten labai. Tai nuvarysiam pažiūrėti. Toks šitą vaizdėlis pakrantė, kaip Miami. Greens Miamis. Kokie seni medžiai čia auga, visokie gražus. Atlėkiau prie Dakar traukinių stotės. Šiaip iškart, kas labai nustebėn, labai daug policijos. Jau prieš tai važiavau ten į kelis centrinis gatvis. Pilna visur policijos. Žiūr saugom, kas ir visai smagu, sakyčiau. Bet Dakar traukinių stotis atrodo įspūdinga, tik tai galiu pasakyti. Tai jo, va tai šitą Dakar sostinį iš 1884 metų. Jau prieš 140 metų pastatėt. Gal kažkiek renovuots fasads, bet
Nu, nesveika gera atrodo. Aplinko apsisokus. Pilna jau naujų pastatų visokių. Ten irgi daugiabučių dangoraižių. O čia per vėdą ir toks avienis išlėkis. Vidus, aišku, toks jau modernizauts. Kompiuterė visur stovi ekrana. O traukinė tai jau aišku atnaujinti. Nebėra car mar laikų. Lek kaip kolkas jaučiu. Šuneliumbai. Dakar iki Marian. Išlindau į vieną pagrindinių Dakaro gatvių. Net nebespėjau kameras išsitraukti. Vienas kažkon sak, kits kažkon sak. Visi mane nori nuvesti į torgų. Muniai tai torgus jau nėra labai įdomus. Norės tiesiog gatvėms pasivaikščioti. Tai pas man šiandien ir kovo 10 diena. Šiandien ir prasidėjęs Ramadans. Tai daug musulmonų jau tiesiog numuski Marian meldas. Per Ramadaną musulmoną tor badauti ir daug melstės. Deinos metu gal saulė šveit, negali nei valgyti, nei vandens gerti. Naktais metu biški musulmoną, ten pavalga ir viskas. Tai dabar turbūt daugam restoranų, katrus valdo musulmoną, jau čia ir uždaryti. Ir jautas, kad tikra maža žmonių. Tiem buvo pristatės, išvies žmonių beveik nebuvo. Čia miest, jau po biški renkas. What's your name here? Huh? What's your name? Paulus. My name is Mustafa. Nice to meet you. Yeah. Welcome to Senegal. Thank you. What is from here? I'm going solo, okay? I don't need guide, okay? No guide. Okay, no problem. No guy, what do you want? You don't want to buy something in the market? No. I'm not planning to buy anything. I'm just walking. Just walking. You don't want Yes. something the factory African ready make. You want I just want to walk alone, okay? No want to help look needed. around? No help needed. No, I guide don't needed. want to help you. I want to sell you, man, not help you. Yeah, I'm artist. I make nice clothes, panty. I have one shop Nice here. clothes, but I'm not planning to buy anything, I okay? want to walk around the city. Only walking. Only rock. The solo walking. You are from Lithuania. 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 Lithuania is where in Europe? Where? Okay, Okay, goodbye. goodbye. Top left. Visi siūlo savo paslaugas. Labai daug gidų visokių. Bet turbūt nieko keist. Esam sostinė, Dakar. Ir kadangi čia visi viskom banda parduoti, tai reiškia nim turbūt ir sekas. Nes mačiau tikrą ne vieną europietį čia vaikščiojant. No. I just came here to take some pictures, you know. Okay, come on, my friends. This option. I have home. Everyone works in that factory. Maybe a fifth guy. Yeah, I was there. I came from there. Come on. No guide needed. Thank you very much, okay? Tokia šita maršrutinė taksi, labai spalvoti ir gražiai atrodo. Čia toks jausmas, kad visi neįdirb to pačio veito. Einam su manim, parodysiu fabriką, kur dirbu, fabrikį. Varom į mano fabriką. O ne, iš tikrųjų, visi melon. Tiesiog nuvet pas kažkokį žmogų, bando parduoti kažkam. Ir paskiau dar už gidą paslaugus pinigų pasimti. Reikės pradėti vengti didelių miestų. Nežinau, Mauritanijoje nė vienas gids nebuvo pasisiūlis. O čia kiekvieną kompą visišką.
Reikės varyti po kaimus. No card needed, really. No for this card visit. Ok, padariau klaidą čia atvaris. Reikia pabandyti kažko, reikėtų vietų pavažiuoti. Gal tų pačių dar suvalgysiam kažko. Give me $150. Huh? $150. 150? Okay, no problem. Got it. Share it. No. Okay, no problem. Give me. No, I don't want. Okay, give me $100. No problem. Give me 100. No. 100. Už 15 Pro Max iPhone. Give me 100. Sak daug, sak $100. Un kiek padėl, kad to ar būt, kad aš jau galų už 100 atiduodu. Pasirodant savės, mun sėki. Aš tik išlipau iš mašins, mums montant telefonų reikia parduoti. Ir vis sekioja, reiškia, nes dabar į mašiną atsisėdau ir išlindo vėl nusa. Mačiau čia gatvį važiuojant pardavinė kokosus. Būtų gal gerai atsigerti vien. Hello. I take one. Okay. Yeah. Drink. Ben. Benyar. Ben. What you my friend help me with, I can take. Huh? Whatever you help me with, I take. I've been in New York City for 8 years. I know American people, they're the greatest. They're the greatest. The heart is beautiful. Yeah. Sorry, cannot help. I'm so sorry. Can't help you. You can help me, huh? Sorry. Thank you. Merci. Šiaip toks avienis kainuon 1 euras. Aš turėjau ten grinas 4 eurus tik to, tai dėjau 4 eurus. Neturėjai gražos. Sak, daus 4 tos. Nu, 4 tai aš neišgersiu. Šiaip tas kokos geriams nėra, ką man ten jau baisiai patektų. Bet šiaip skanus. 9 daučiau. 9. Pripratęs prie Mauritanijos. Nespėjau diržą užsisekti išvažiuodams iš parkingą. Prasileidau baudą. Tu jau sužinosim, kiek reikia mokėti. And what do you have to do now? What do you have to do now? Have to pay somewhere. Yes. Where? 10,000. Yes. Is in cash? Yes. Now for you. Ah. 15 eurų už diržą. Aš jau Mauritanijoje važinėjaus be diržų, viso ir nieks man neberūpėjai. Užmiršau visai tam diržą. Tik išvažiuoju iš parking, žiūrėjau stau policininkas. Ons man padai baudos lap ir paskui gal pasiėm tam baudos lap. Nesuprantu aš čia jūsų tų taisyklių tokių. Nebetur pinigų reikėti bankomatą. Nebetur škom benziną įsipėlti jau. Viskas, kas liek 10 000. Jau paparė. Nu tai aišku, reikia su saugos diržas važinėtais. Nu dabar žiūri kitus žmonės. Važiuojam, ką pamat policijai tada užsisak. I net baudos lapų negavau jokį. Nubaustas Dakare.
Va, sustojusi bankomat. Gavau visišką naujas kupiūras, dar nenaudotas. Tokis teisės ir gražias kupirenzas. Naujas. Bus išdalinta policininkams. O dabar galbūt kokosą reikėtų pašk paragauti. Bet ką priekalant sudaužyti. Sveiki atvykę į kokosą. Gardu. Kokosas tebet kaip ir sultis. 9. Tai kada vėsai neįmanom suvalgyti. Aš čia trečdal viens valgau, bet jau ir biškai per daug man. Pasiėmiau Airbnb kambarį, nes norėčiau išmėgoti šiandien lovo ir nusimaudyti. Ir kaip suprantu, ten ir dar skalbėjom mašiną, nes jau atsibodo rankom plauti maikis viešbučius. Tai būtų gera, kai skalbenki veiktų. Tikiuosi veiks, tai lepiu dabar link kambariaus. O čia mes esam Dakare. Su šalmu žmonės vaikščio. Ką žinau, kodėl su šalmu vaikščioms. Pagaliau atvariau į viešbutenzą. Čia tam raudonam nami. Mano kambarys šiaip ir 4. aukšte, bet ketvirtas. Bet čia 4. aukštas neveikia. Čia šitą nėra mygtuok tiesiog. Tai varysiam į 3. aukštą ir vieną palipsiam. Maikel, akeron.com. Čia pleistriuks, kad vies nepūstų. Well design. Sveiki atvykę į Krybą. Antraktį pakabok Afrika. Prašom, čia mano virtuvė. Nu, atrodo, kaip atrodo. Bet švari užtat. Mygtukų nėra, bet... Nu, čia toks. Darbo kambarys ir mėgamasi tau pačiu. Jo. Bet vaizdėlis užtat geras, panoraminis. Dakar City. Aš to kambariaus ilgai ieškojau, kad būtų skalbėjom mašiną, nes nedaug kartą būtų skalbėjom mašiną. Ir turėjom skalbėjom mašiną, katra yra prikimšta pilna daiktų. Katra yra nepajungta. Ir tas skalbėjom mašiną neveikia. Kambariaus kaina 32 eurai už naktį. Pabandžiau užsisakyti maistą. Visai pavargęs jautus, norėtos tiesiog pagulėti dabar lovą. Pažiūrėsim, ką pavyks. Radau kažkokį appsą. Gal pavyks. Pagaliau, maistą laukiau 2 valandas 15. Bet pagaliau atvažiavo. Kolas neturėjai, tai padarė kažkokį limonadą dar vienas savo. Pasiėmiau netgi 2 patiekaliukus. Čia ir tokie iešmuka, bet tus iešmukus gal pasilieks vėliau pavalgyti.
O čia sudėties net nebuvo parašyti, nežinau, žinokit, ko nors įsakiau. Kvaps labai panašus, kur vakar buvau užsisakęs ir kur negalėjau suvalgyti. Ai, nesan. Kad rytas taip sukovos, rokai lygiai Tai pasirodo, čia ir tiesiog tradicinių būdų paruošti. Žuvis. Senegal tradicinis maistas. Nu bet kodėl jums taip smerda, aš nesuprantu. Ir tada baigėsi didžioji pertrauka, vėl išeina Žalgiris, aš jokio eurolyginio kontakto nematau, Žalgiris aišku, gali sakyti po rungtynių su Makabi. Ok, žuvis valgom tą. Bet va kas čia yra? Čia kažkių gruobų da prideda. Žuviais vidurių. Tiek daug akimirkų šitose rungtynėse, kai atrodė, ypač kalbant apie Žalgirio žaidimą ir tas atkarpos, nes tu vis tiek tikėsi, kad Žalgiris pasils, Žalgiris padarys, vis tiek ateis tą akimirką, kai Žalgiris pabėgs. Taip ir normaliam pasaulyje, blemba, tokios... Čia ton vien toik šudok suvalgiau ir čia radau akmenį vidau. Čia yra akmuo. O tai akmuo, korbun skrondyje, ne? Pas žuvis. Eik tu savo, kodėl taip šlykštų. Aš nebevalgius čia žuvis. Kodėl aš turiu tus akmenis čia valgyti? Šiaip ta šitą žuvis visai skani valgom, o kas čia dar neragavau. Čia jūros kopūstas gal kažkoks. Paragaujam tau kopūstą jaučiu. Bet to taip atrodo šlykščiai. Pradėsiu jaučiu vištieną valgyti vėl. O čia tus užsisakiau tokį šašlikiukus. Bet man atrodo, kada ne iš žuviais irgi ir. Žuviais, bet tikiuosi, kad skanus. Ar gali būti skanus? Yes! Pagaliau! Nu, dar reikia paragauti imbierinį limonadą. Norėjau kolos, kolos neturėjom. Galim padaryti imbierinį limonadą. Geras. Limonas geras. Nu, žodžiu, šiandien puotą turėjom. Išvies sumokėjau 10 000. Su pristatymu tai yra 15 eurų. Čink, čirink. Žuviais, tradicinių būdų, nebeims niekad gyvenime. Iš tikrųjų, išvies žuvies nebevalgius, man atrodo. Gal ant čia dėl to jis mėrt, kad tarp šiukšlių ten anos plaukio. Ta žuvis visiška -3. Ta žuvis liuks 8. Limonadas imbierinis, nu, kaip ir visam pasaulyje turėtų būti toks pat, bet on man toks 6. Iš tikrųjų dar turėjau tokį planą. Šiandien vakarį išlysti po naktinį Dakarą pasivaikščioti, bet jau dėja, bet nebejus liko. Tai varysiu ilsėtais, varysiu mėguoti, o rytoj bandysim judėti po biškį link Gambijos. Važiausiam į Gambiją. Tai jo žodžiu. Jeigu jau pažiūrėti tik pač gal, paspauskit like, paspauskit subscribe, parašykit komentarą. O mes susitiksim. Turbūt, kad už 2 dienų. Iki. Q-Dot.